padėkoti visiems, kad šiandien atėjo. 15 metais pas mus didžiausias darbas buvo talentai, viskas kas su jais susiję, tai artimieji, kurie ten gyvena su mumis ar šiaip bendrauja, tikrai žino, kiek daug pastangų buvo įdėta į tai, kad mes jos laimėtumėm. Visus talentus mes treniravomės mokykloje, kurioje tuo metu mokėsi Robertas ir iki šiol dar mokosi. Taip pat, kas nežino, pas mus yra Andžėjus yra muzikos mokytojas, tai jisai nuo šių metų tenais dėsto muziką ir tuo pačiu aš buvau tenais įdarbintas vest gatvės gimnastikos būrelį. Turėjom tokias sąlygas, kad mes tryse buvom mokykloje ir mums duodavo salę 2-3 kartus su savaitę. Šita salė yra 25 km nuo Vilniaus. Kai mes ruošėmės talentus, mes važinėjom po 2-3 kartus su savaitę, vakarais, po darbų, po mokslų, tenais repetuodavom 3-4 valandas, grįždavom namo 12 val. Nakties ir taip, ko gero, 3-4 mėnesiai iš eilės. Ir tada mums tikrai jau sunervino šiek tiek tas visos kelionės ir mes panorėjom turėti nuosavą salę, kur galėtumėm daryti bet ką norim, galėtumėm įrengti ją taip, kaip norim ir daryti treniruotės taip, kaip mes norim ir tai, kaip mes tai įsivaizduojam. Pasibaigė talentai, buvo pasirodymai ir nuo žiemos laiko mes pradėjom galvoti, kad būtų neblogai rugsėjo 1 2016 metais jau atidaryti studiją. Salės pradėjom ieškoti maždaug 2016 metų vasario mėnesį, iki pat rugpjūčio ieškojom patalpų, bet niekaip negalėjom rasti, nes pas mus yra tam tikri savotiški reikalavimai, mums reikia, kad būtų aukštos lubos ir daug ploto. Tai va, ieškojom ilgai skelbimus, radom šį, kuris labai ilgai mūsų dėmesį traukė. Nuo rugsėjo 1 gavom šias patalpas. Patalpas buvo žiauroj situacijai, čia visiškai atrodė viskas kitaip. Čia buvo sandėlys, čia buvo prikrauta daug baldų, buvo įdėta neįtikėtinai daug darbo ir iškart grįžtant prie dažniausių klausimų, kurį mums užduoda internete ir galbūt kai kurie jūs galvojat, iš kurgi tie pinigai šitai salėje. Ar tikrai mes išnaudojam tos talentų pinigus, kuriuos žadėjome aikštelėje? Jeigu mes naudotumėm talentų pinigais, tai čia viskas būtų atlikta per vieną savaitę, čia būtų žymiai visko daugiau padaryta negu dabar yra. Dirbo mes pagrindė 4 arba 5, mums padėdavo taip pat Andžėjaus brolis, kiti pažįstami, kurie Andžėjas brolis. Įranga, galim sakyti, yra pasaulinio lygio, kadangi esam labai dažnai tarptautinių varžybų nugalėtojai, dažnai teko dalyvauti varžybose, kur įranga buvo arba nestabili, arba nekokybiška ir tiesiog pasisėmė patirties, galėjom mūsų manimų įrengti tikrai gerą aikštelę. Ir dėka Andžėjaus broliui tai pavyko padaryti dar geriau, suvirinti. Darbų tikrai buvo daug, tai, ką tik tais matot, atrodo visai nedaug padaryta, tikriausiai galvojat, kad sunkiausia yra pastatyti konstrukciją. Konstrukcija realiai stovėjo jau beveik visą po savaitės darbų, o kad sienas padažyti taip, kaip jos yra dabar, mums prireikė 2 savaičių darbų. Per visų to dar paties be abejo pakeisti visą dangą, tada uždėti linoleumą. Kiti smulki dalykai, kaip šis podiumas, persiningimas, stalo tenėse dar gavom taip pat. Tikrai buvo daug įdėta darbo, tai dar nėra pilnai įrengta salė, dar bus įvairių smulkių dalykų, kurie augs pastoviai ir tie, kas lankysis šią salę, tikrai matys pakeitimus nuo tokių paprastų dalykų, kaip į paprastą šiukšliadėžį, daugiau veidrodžių, daugiau čiužinių, daugiau inventoriaus, gumos, gyros ir visko, ką tik tais galime dar sugalvoti. Tada apie treniruotės grafiką jau turbūt daugumą matėt internete. Tie, kas nori užteršyti, be abejo, rašykit laišką, kad treniruotės esam dažniausiai mes 4, Robertas, Mindė, aš ir Andžėjus. Per kiekvieną treniruotę minimum bus 2 treneriai. Taip pat bus laisvas laikas, be abejo, laisvas laikas skirtas labiau tiems, kas jau yra patyrę šiam sporte ir tie, kurie nori šalto arba šlapio metu pasislėpti ir pasportuoti, tai būtent šitiem žmonėm yra skirtas laisvas laikas. Tie, kurie pas mus lankys būtent mūsų treniruotės, nelaisvą laiką, tie turės dalyvauti varžybose, kurios mes tenksim čionais ir jūs varžysitės tarp savų žmonių, su kuriais kartu kasdien treniruojatės čionais. Dar pridursiu pliusas, kad pas mus sportuoti, o ne lauke, tai kad pas mus čiužinių yra, nes svarbiausia vis tiek saugumas. Čia maždaug buvo, gal nežinau, prieš 2 metus, 2014 metais mes jau pradėjom ruoštis Lietuvos talentams, pradėjom ruoštis daugiau pasirodymams visokiems. Ir nuo to laiko jau šiek tiek po truputį ir vystėsi tą idėją, kad reikia turėti savo studiją. Tik tai gal vienas klausimas, kuris neramino, tai buvo, nežinia, ar lankys, kiek lankančių būtų mūsų šitą studiją ir panašiai. Salės idėja kilo nuo pirmųjų mėtymo žingsnių 2011 metais, kai mes su Deiviu nuvažiavom pirmą kartą sudalyvauti pasaulio čempionate ir pamatėm tą masinį sportą, kuris jau buvo tuo metu Latvijoje, mes grįžom su daug idėjų iš tiesų ten
gauti ir rūbų paramos iš kažkokios įmonės. Ir pasirodymus pradėti daryti ir apart to, tarp visų tų idėjų buvo be abejo turėti savo salę. Mintis žodžiu atsisėdo vakare, papaišė. Šiaip naudojau Photoshop programą. Kiekvienam iš mūsų nusinti per Facebooką. Iš pradžio apsižiūrėjom salę, kaip atrodo. Kaip atrodo? Pats plotas, jasnai. Jo, kiekvienas iš mūsų dar savo idėjų primetė. Kurioje vietoje turnikai per sienos iki sienos, kurioje vietoje poilsiavietė bus ir panašiai. Šitoje studijoje yra kiekvieno iš mūsų nemažai idėjų. Patys, jokių ten dizainerių nieko mes nesisamdėm. Su laiku dar papildysim vis įvairių naujovių. Dirbam šitoje studijoje tik tais mes arba meikimai labai artimi žmonės. Pavyzdžiui, Žilo brolis padėjo konstrukcijų suvirinti. Tėvai irgi kažkiek prisideda, visi prisideda iš tiesų. Dirbam vidutiniškai 3 arba 4 pastoviai. Dirbdavom nuo 10 ryto iki kartais iki 12, iki 1 nakties kiekvieną dieną. Tiesų tai patys mes, mūsų komanda, kadangi labai brangiai kainuoja užsisakyti darbuotojų, patys esame gabūs ne tik sporte, bet ir apskritai. Šiaip dažnai improvizuojam, visai neblogai gaunas. Salę galės lankyti iš tiesų visi, kas nori. Gali lankyti tiek vaikas, tiek ir ten nors ir senelis gali ateiti ir sportuoti. Tikimės, kad susidarys ir gal merginų kokią grupę. Jo, net ir merginos gali lankyti. Jeigu susidarys grupę, tai padarysim atskirą treniruotę ir merginom. Visų pirma, salę pritaikyta tiems, kas užsiima jau taip kryptingai gatvės gimnastiką, tai tie, kas jau yra pažengę šitam sportui, mes turim atskirą laisvą laiką, kai jie gali vaikščioti ir lankyti ir sportuoti be mūsų pagalbos. Tie, kas yra dar naujokai arba nori pagilinti savo žinias bei savo kūno ir pagerinti savo kūno sudėjimą, tai tiems yra skirtos atskiros treniruotės, grupinės treniruotės, kurios taip pat gali vaikščioti. O amžiaus standartas iš tiesų maždaug yra nuo 6 metų. Nuo 6 iki 14 metų yra vaikų grupė, o nuo 14 jau ir visi vyresniai patenka į suaugusių grupę. Buvo šiandien tie 10 žmonių, tai tikrai erdvės dar užteko, tai aš manyčiau, kad 15 tikrai galėtų. Teoriškai per vieną dieną kiekvienas grupė 3 grupės turės. Šiandienos atidarymo diena parodė, kad 50 žmonių telpa. Jeigu bus daugiau norinčių, tai tiesiog skaldysim skirtingas grupės, bandysim derinti laikus su lankytojais. Arba nesutilps ir bus labai daug, tai darysim dar vieną. Šiai salėje asmeniškai parūpinau lentuvą, mūsų podiumui pakilai. Sakyčiau, gavosi visai nieko. Prie šios salės įrengimo prisidėjom tom, kad padėjau čia, kiek galėjau, aišku, išnešti visus daiktus, kurį čia jūs matėt, kad buvo siaubingai daug. Aš esu Edgaras Žilo brolis, studijuoju Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją, mechaninių technologijų inžineriją. Dirbau čia pagal specialybę šitoj salėje. Pakvietė mane, aišku, brolis, jis manęs paprašė, sako, reikėtų pagalbos, ar galėtum. Aš, aišku, iškart sutikau. Na, iš tikrųjų, ne dėl pinigų, ne dėl atlyginimo, o šiaip buvo labai visų pirma įdomu padirbti su komanda. Iš tikrųjų buvo linksma, fiziškai galbūt nelengva, bet morališkai iš tikrųjų buvo linksma ir, na, visokie tokie projektai yra įdomus. Aš čia dirbau grinai suvirinimo darbus, tai mano užduotis buvo suvirinti visos šitos skersinius, lygiagretės. Aišku, kažkiek padėjau projektuodamas, kaip būtų patogiau, geriau. Jeigu įleis, tai tikrai lankysiu. Čia tokia motivacija pradėti kažką sportuoti. Kaip atsidūriau Meigiamo komandai. Šiaip mes su Robertu kažkada kalbėjom apie tai, kad jiem reikėtų žmogaus, kuris viską fiksuotų. Ir aš kaip tik tuo metu pradėjau filmuoti kažkaip mokykloje. Po to mūsų pokalbio praėjo tik pusę metų ir tik tada man pasiūlė pafilmuoti. Tai maždaug įvyko praeitų metų gruodį. Pirmas blynas buvo nekoks, bet man paliko didelį įspūdį, dėl to aš tęsiau veiklą. Čia ne tai, kad nėra man kaip darbas, nes dažniausiai važiuoju savo norus dėl savo malonumo. Filmavimas nėra susijęs su tuo, ką aš studijuoju dabar. Aš studijuoju informatiką. Filmavimu užsiimu tiesiog savo noru. Ateityje nežinau, ar
kažką planuoju profesionaliai užsiiminėti, geriau, kad tai liktų hobis, kad tai neštų malonumą. Norėčiau šiaip pagirti Meigiamą, nes realiai su jais labai paprasta dirbti. Niekada nebūna taip, kad nėra ką parodyti, visą laiką jie patys susigalvoja, ką nuveikti. Nebūna taip, kad reikia kažką datemti, tarkim, paprašyti, kad jie kažką nuveiktų. Dažniausiai būna atvirkščiai, kad jie manęs paprašo, davai nueinam, tą nufilmuojam, patys veržiasi prie kameros. Čia yra irgi labai didelis pliusas šitoje vietoje. Čia iš tikrųjų natūralus gyvenimas ir man rodos, čia yra viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl Meigiamas susilaukia didelio populiarumo, nes, tarkim, jie net turi savo tokį išskirtinį kaip ir būdą tokį, nes jų šiaip humoro jausmas toks yra gan išskirtinis ir turi savo tam tikrą išskirtinumą. Realiai, pas man kompi yra terabaitas hardė, gal 200 gigabaitų vien Meigiamo ir čia jau su pratrintais. Tai tikrai ne viską kelbim. Šiaip man patinka gatvės gimnastika, daugiausia sportuoju ant grindų. Tai yra, mėgstu stovėti ant rankų, aš labiau akrobatas, o ne gimnastas. Atidarimas, mano nuomonė, praėjo tikrai sklandžiai, žmonių atėjo daugiau negu tikėjausi. Jeigu tiek žmonių lankytų, tai būčiau tikrai laimingas. Nuotaikos, tai šiaip geros nuotaikos, bet esu ir emociškai pavargęs, ir fiziškai, tai gal iš išorės taip neatrodo, bet viduje tikrai labai džiaugiuosi. Kelias nuo nulio, galima sakyti, iki šios salės buvo ganėtinai ilgas ir nežiūrint tai, kad buvo ganėtinai sunku, užbaigti buvo tikrai geras jausmas. Malonu, jog čia susirinko tiek daug žmonių. Nuotaikos be abejo geros, ta prasme, kai tiek daug dirbi, tiek daug įdedi, aš manau, pastangų ir manau, tos pačios meilės salėj. Tai labai malonu gauti tokį atsaką iš kitų. Tai tikrai nesitikėjau, kad ateis tiek daug žmonių. Tai kaip rodiklis, kad treniruotes gali lankyti tikrai nemažai žmonių ir mus tai labai džiugina. Esam labai pavargę, nes dirbom tikrai daug. Per šitą šventę galbūt galėjo pasirodyti, kad mes esame kažkokie galbūt liūdni. Pavyzdžiui, aš viduj rimtai esu labai laimingas, kad viskas yra taip, kaip yra, kad pavyko padaryti tokią studiją su tokiu dizainu, su visom sąlygom sportuoti gatvės gimnastiką ir tikiuosi, kad tikrai lankys daug žmonių ir viskas bus gerai.